Laukia Fenerbahčės komanda su pasikeitimais, turbūt ateis į rungtynės su gera energija, su gera emocija, taip kad visų pirma bus tokia mentalinė kova, fiziška komanda ir eilinį kartą šitam sezone yra sunku mūsų skautams ruoštis rungtynėm, kadangi pasikeičia treneriai, kažkiek gali keistis tiek puolimo, tiek gynybos taktika, kažkiek apsunkina tą pasiruošimą, bet turim ką turim, taip kad ruošiamės, visų pirma eisim kautis, o tada žiūrėsim, ar laimėsim ar ne. Šarūnas Jasikevičius vos atvykęs teigia, kardinaliai iškart nekeistins komandos žaidimo. Ar pirmieji mačai tai patvirtino? Taip, protinga turbūt tai būtų buvę, turbūt ar iškart, jeigu pirmos Eurolygos rungtynės, tai vos netiesiai jas su viena treniruotė, taip nepakeisi kažko kardinaliai. Tai kad manau, kad pasikeitimai bus kažkokie minimalūs ir kol kas tų pasikeitimų nebuvo, bet žinot, vis tiek kažkiek rotacijos gal pasikeis kažkokie keli nauji deriniai. Komentarų sekcijose jau folkloro tapo ta Šaro ir Kalateso santykis. Kaip iš šono atrodo ta sinergija, kaip šiandien protų? Čia jų reikalai. Praėjusią sezoną Laurinas Birutis prieš Fenerbahčę sužaidė karjeros rungtynes, tai vis dar panašumas yra aiškus? Bandysim išnaudoti Lauriną, žiūrėsim, kaip bus šiandien. Fenerbahčė šį sezoną dar nei kartą nepralaimėjo namuose. Kaip galima paaiškinti tą jų tokį smarkiai geresnį žaidimą prie savų fanų ir kaip su to reikės tvarkytis? Manau, kad pagyvėjimas bus, po kiekvienų pasikeitimų ateina kažkoks pagyvėjimas, kartais tik laikinas, kartais rimtesnis, taip kad bus daug fanų, bus gera energija ir dabar kadangi žaidžiam mes išvyko jie namie, tai reikia tikėtis, kad bus labai sunkios rungtynės ir turėsim su tuo susitvarkyti. Fenerbahčė komandoje nežymiai rezultatyviausias yra Nigelis Heisas Deivisas, bet keli žaidėjai ten renka po dviženklį taškų skaičių. Kas jūsų akimis yra varžovų pagrindinis žmogus? Turbūt tokio vieno išskirt, žinot, būtų neteisinga, žaidžia 5 aikštelė ir 12 ant suolo. Jie turi tokių universalių žaidėjų. Nigelį turi Daišon Pierą, kurie gali žaisti per kelias pozicijas, turi skirtingus aukštaugius, Motley, Šanly, aišku, jau ką kalbėti apie jų gynėjus, Wilbekin ir Kalatesą, tas pats Dorsey, bent man atrodo, žaidžiantis geriau negu prieš tai buvo, turbūt dar ir Guduričių praleidau, taip kad vieną žaidėją išskirti sunku. Dar grįžtant prie Jasikevičiaus šiek tiek, tiesiog kiek patys asmeniškai nustebino ar pradžiugino žinia apie jo persikėlimą į Fenerbahčę? Kadangi esu lietuvis, Šaras yra lietuvis treneris, tai pradžiugino. Dar žiūrint šiek tiek labiau ateitį, galima būtų sakyti, kad viena pergalė per šią dvigubą savaitę jau būtų neblogas rezultatas? Dabar galvom apie vienas rungtynės, tai per vienas rungtynės norim iškovoti vieną pergalę. Kai baigsis tos kitos rungtynės, tada galvosime apie kitą. Paskutinės rungtynėse buvo gana geras ritmas, geras fokusas. Eurolygoj to gali neužtekti, bet bandysim daryti viską, kad visų pirma laimėtų tas pirmas rungtynės. Dar lyginant komandų žaidimą, jūs esate tarp lyderių metamus pataikomus tritaškius, Fenerbahčė targiausiai per metrų besikeliančių komandų. Varžovo stilius kažkaip keičia jūsų pasiruošimą rungtynėms? Nesakyčiau, kad prieš tai Fenerbahčė kažkokia buvo super gynybinė komanda ir mes darysim tą patį, dar tik šiek tiek geriau, kad iškovot pergalę. Kokia yra žaidėjų sveikata? Žaidėjų sveikata gera yra, jau grąžinami treniruočio procesą Lekavičių ir Bredį, Luką ir Bredį. Be abejo, dar pažiūrėsim, ar jie tinkami rungtynėms ar ne, bet jie jau grįžta su pataupimais gal į treniruočio procesą.